kolegija kokybės konkurse laimėjo nominaciją už daugiausiai suorganizuotų mažiau galimybių turinčių studentų mobilumų. Norėjau iškelti savo iššūkių, išlipti iš komforto zonos. Tai pavyzdžiui, savo anglų kalbą, savo nedrąsumu kalbėti prieš auditoriją. Viso to vengiau, bet nuvykus ten vis tiek tarsi buvau priversta. Tikrai ir susikomunikavau viską kuo puikiausiai ir su anglu, ir teko kalbėti prieš auditoriją. Ir įrodžiau savo, kad galiu. Toks ateina palengvėjimas, malonumas, pasididžiavimas, tiesiog ir tikrai didžiuojuos nuoširdžiai savim. Mane iš tikrųjų nuo pat mažumės tėvai pratino prie kelionių ir labai vertino visas tas patirtis, todėl labai skatino važiuoti į Erasmusą, atlikti studijas. Būtent dėl to ir nusprendžiau, kad iš tikrųjų noriu išvažiuoti pusę metų ir pagyventi kitoj šaly, susipažinti su ta kultūra. Ir nusprendžiau važiuoti į Ispaniją, į Madridą, nes tai vis tiek yra didžiulis miestas, pilnas visokių galimybių ir pilnas visokių žmonių. Ir taip pat tai yra kita kalba, kurią be galo norėjau išmokti. Po 4 mėnesių jau galėjau gan tvirtai sakyti, kad aš moku ispanų ir pilnai tą kalbą suprantu ir galiu susišnekėti. Ir patys mokslai irgi labai stipriai skiriasi nuo Lietuvos. Čia irgi buvo vienas iš kultūrinių šokų, kad ispanai mokosi labai daug. Ir nors ir įsivaizduojame, kad mes išvažiuosime, bus šilta, bus smagu, bus vakarėliai. Labai daug laiko mes praleidome universitete. Išvažiavus supratau, kad galimybės pačios pas mane neateis. Aš turiu eiti ir jų ieškoti ir aš turiu jas pasiimti. Ir kai dariau dalykus, kurie man kėlė kažkokią baimę, būtent tada aš gavau geriausias patirtis ir susipažinau pačius įdomiausius žmones. Didžiausias džiaugsmas yra, kai mes sugebam išleisti studentus ir tiesą pasakius, kai apie juos paskui nieko nebegirdim, iki tol, kol negrįžta. Nes tie studentai, reiškia, kad jiems viskas yra gerai. O kai yra studentų gerai, mus tai irgi džiugina, nes mūsų darbas ir yra užtikrintas galimybės studentam. Užtikrint galimybės išvažiuoti, patirti, išmokti. Ir labai gerai, kad turim programoje, Erasmus programoje tą galimybę paskatinti tuos studentus, kuriems šiaip galbūt būtų sunkiau išvažiuoti. Tai ir kai jie grįžta ir matome jų džiaugsmą akyse, išmoktas kalbas, patirtį, kad pakalbėjau ir mokėjau ir nebijojau ir viskas tuomet yra labai puiku ir tai labai džiugina. Šiandien studentų mobilumo galimybės lankstesnės nei bet kada. Studijos ar praktika užsienyje gali trukti nuo 2 mėnesių iki visų metų. Jeigu negalite išvykti ilgesniam laikui, galima rinktis trumpalaikius variantus – nuo 5 iki 30 dienų. Programoje gali dalyvauti ir mažiau galimybių turintys asmenys – žmonės su fizine, protine ar kita negalia. Papildomai parama skiriama ir kitoms studentų grupėms, patiriančioms sunkumų išvykti į studijų mainus ar praktiką. Programa Erasmus+ remia įvairių dalyvių įtraukimą į mobilumus. Todėl studentai, turintys mažamečių vaikų, našlaičiai ar iš nepasiturinčių šeimų gali gauti papildomą finansavimą mobilumo laikotarpiui. Tokiu būdu Erasmus+ siekia, kad tarptautinė patirtis būtų prieinama visiems.